Sveiki! Šiame mokomajame vaizdo įraše atsakysime į dažnai užduodamą klausimą, kaip apjungti pirkimo dokumentus. Pradėkime nuo to, kad mums reikia atsidaryti pirkimų operacijų formą. Pradinėme lange, kairėje pusėje tarp modulių randame užrašą Pirkimai ir ant jo paspaudžiame. Paspaudus esame nukelti į pirkimų modulį. Čia tarp operacijų susirandame P1 pirkimo operacijos formą ir ją spustelkime. Dabar programa atidaro naują langą. Čia matome pirkimo operacijas. Kad apjungti kelias pirkimų operacijas, operacijos turi būti nepatvirtintos ir turi sutapti jose nurodytas tiekėjas. Taigi, pasirenkame vieną iš operacijų, kurias norėtume apjungti, vieną kartą spusteldami ant jos. Kai operacija yra pasirinkta, viršuje spaudžiame mygtuką Funkcijos. Atsidaro naujas langas. Šiame lange galime pasirinkti mums norimą funkciją. Į paieškos laukelį galime įrašyti apjungti dokumentus arba fragmentą to. Tuomet, suradę norimą funkciją, ją spustelkime ir tuomet spaudžiame mygtuką Vykdyti. Dabar paspaudę mygtuką viršuje kairėje pusėje matome dokumento, kurį pradžioje pasirinkome numerį. Taip pat po šio dokumento numeriu matome taip pat ir tiekėją. Lentelėje apačioje yra visos pirkimo operacijos, kuriuose nurodytas tas pats tiekėjas. Taigi, mums telieka sudėti varneles prie tų dokumentų, kuriuos norime apjungti į pradžioje pasirinktą dokumentą. Kai pasirinkome, spaudžiame mygtuką Vykdyti. Tada esame grąžinami į P1 pirkimo operacijų formą. O atlikus šį veiksmą, pirkimuose liks tik pradžioje pasirinktas dokumentas ir į jį bus sukelta visa informacija iš kitų dokumentų. Tuo tarpu senieji dokumentai bus ištrinti. Kai baigiame darbą su forma, galime spausti mygtuką Uždaryti ir esame grąžinami į pradinį langą. Šiame mokomajame vaizdo įraše atsakėme į klausimą, kaip apjungti pirkimo dokumentus. Ačiū už dėmesį ir iki pasimatymo kituose vaizdo įrašuose.